Su Kristina, esu UAB Lavada vadovė. Mes gaminame ir projektuojame baldus, visus nestandartinius kietuosius baldus. Turime savo saloną, čia Unideko salone, ten, sakykime, pasikėlus laiptais iš karto į kairę prie trukmės labai netoli. Galite užeiti ir pasižiūrėti ir pasikonsultuoti, ir turime visą savo gamybą Pagiriuose. Turim savo staklyną, viską gaminam nuo iki patys ir projektuojam ir iki sumontavimo pas klientą namuose. Tai vat toks prisistatymas labai trumpas, bet žodžiu, kame mes, sakykime, galbūt stiprioji mūsų pusė, tai ir yra ta, kad mes labai greitai galim reaguoti į kažkokią iškilusią problemą. Montavimo metu reikia, nežinau, perpjauti, ten kažką pataisyti, plankutę pripjauti ir panašiai, tai mes tai galim padaryti per vieną dieną dar montavimo metu. Nuvažiuojam, pasiskambinam, kol davažiuoja vairuotojas paimti tos detalės, jau būna jie išpjauta, užlaminuota ir vėl vežam atgal į montavimo vietą. Tai sakykime, čia gal toksai pliusas. Šiandien nusprendžiau daugiau kalbėti apie pačias medžiagas, kuo jos skiriasi ir privalumai ir trūkumai. Nežinau, turbūt ne visi yra jau su didelė patirtim, tai galbūt čia tokiem jau pradedantiesiam daugiau bus ta informacija, bet galbūt ir kiti kažką tai dar naujo gaus. Taip, tai vat medžiagų skirtų baldų gamybai, skirtumai ir naudojimo pliusai, minusai. Tai pradėsim nuo pačios paprasčiausios, pigiausios medžiagos, ar ne, laminuota medžių drožlių plokštė. Taip, tai kas yra privalumai didžiausi, tai dažniausiai kaina pigiausia, bet vėlgi yra visokių dekorų, kai kaina yra ir gana aukšta. Tai kiekvieną kartą vėlgi reikia įsivertinti kainą ir ką galim pasiūlyti klientui. Jeigu į vidaus kažkokius tai ten korpusus, tai aišku niekada niekas nededa pačios brangiausios plokštės, bet jeigu norinti dizainą atitaikyti tokį, kokį jūs įsivaizdavot projekte, tai aišku viskas, kas matoma, jau daroma ta jau brangesnė plokštė su įvairiais dekorais. Tai vat, vėlgi laminuota medžių drožlė plokštė labai lengva prižiūrėti, ji atspari ir, sakykime, kažkokiem tai su kempinėlėm galima trinti ir su cheminė medžiagom, ji mažiausiai bijo tokių vat cheminių pažeidimų iš visų kitų baldinių medžiagų. Tai vat, kas iš trūkumų, tai galbūt būtų mažiausias atsparumas drėgmei, nes ypač neatsparios aplaminavimo briaunos. Aišku, visi žino, ar ne, kaip ta laminuota plokštė drožlių atrodo. Tai vat yra vienintelė plokštė balta, kuri su žaliu užpildu, jinai atspari drėgmei. Bet vėlgi, kaip aš sakau, ji atspari drėgmei, bet ne vandeniui. Jeigu vanduo užsipila ir pastovi gana ilgą laiką, tai ir šitą plokštę gali išpūsti ties briauna. Taip, ir dar aišku, mažiau dizaineriai gali išsiplėsti toje vietoje, nes negalimas joks ten dekoras, frezavimas ar kažkokios tai ornamento išpildymas. Taip, toliau, čia gal aš eisiu daugiau ir pagal kainos, į kainos aukštesnę segmentą. Tai dabar labai populiari medžiaga yra dulkių plokštė dengta akrilu. Čia vat yra irgi keletas pavyzdėlių, gal po to, kad jau čia nesiuntinėti ir nevaikščioti, tai po to galėsit ateiti dar pasižiūrėti, jos būna blizgios, būna matinės ir jos jau šiek tiek atsparesnės drėgmei,
bet vis tiek, kaip sakant, yra medžio pagrindas. Ir vėlgi, kadangi jau nauja technologija, mes turim ir naujas stakles, kurios laminuoja aukšto oro technologiją. Tai vat šitas akrilas jau visada laminuojamas ne klijais, o karšto oro technologija. Tai va, bet jo paviršiai yra, sakykime, jeigu renkantis matinį, tai jau gana matiški ir mažiau bijo pirštų antspaudų, nepalieka pirštų antspaudų arba palieka minimaliai. Bet galbūt minusas toks, kad šiek tiek jau lepesnė medžiaga ir jau jos labai šveisti nereikėtų su tom visokiom kempinėlėm, daugiau valyti su šluoste. Taip, dar kaip vienas labai privalumas, tai kad atsparios spalvos ultravioletiniam spinduliam ir nekeičia spalvos. Taip, nepaminėjau gal kainos, tai taip, šita medžiaga jau yra aukštesnės kainos kategorijos negu laminuota medžių drožlių plokštė, bet kadangi ji yra perkama plokštėmis, fabrikinis yra padengimas, tai vėlgi pagaminimas baldų užtrunka gana trumpą laiką. Nereikia ten atskirai dažyti, lakuoti ar dar kažkaip tai padenginėti. Taip, eisim toliau. Taip, dabar dažyta medžio dulkių plokštė. Tai va čia turbūt yra plačiausias galimybės turinti medžiaga. Ja galima frezuoti visokiais ornamentais, galima nefrezuoti, tik dažyti. Galima padengti matiniu padengimu, pusiau blizgiu, visiškai blizgiu poliruoti ir išgauti tikrai labai daug visokių ornamentų priklausomai nuo staklyno ir frezų galimybės. Staklių, tai va čia irgi dabar populiariausios ar ne šiuo metu bangelės, vėl irgi jau daromos iš tų visų dažyto MDF-o. Taip pat yra irgi dizainerių labai mėgstami, labai siauri rėmeliai, kur išfrezuojamas visas plotas ir paliekamas tik labai mažas rėmelis pačios aukštesnio MDF-o. Taip, tai, bet kaip ir minėjau, labai galima dažyti bet kurią spalvą, frezuoti įvairiais dekorais. Taip, minusas vėlgi tas, kad dažai bijo dūžių. Jeigu, sakykime, šeima su mažais vaikais, tai galbūt tas dažytas MDF-as ne pati tinkamiausia medžiaga, nes vaikai eina su žaislais, su įvairiais prietaisais. Jeigu įdaužia, nukrenta tas dažas toje vietoje ir jau ta vieta tampa nebeatspari tam pačiam drėgmiai. Bet šiaip MDF-as, jeigu padengtas pilnai, tai jis labai tinkamas naudoti ir į vonios baldus ir yra pilnai atsparus vandeniui. Aišku, nereikia jo tenai vandenį mirkyti, bet vonioje labai tinkamas variantas ir kaip ir geriausias. Bet aišku, vėlgi, kainos santykis jau yra šiek tiek aukštesnis, nes tai yra jau kita technologija. Jeigu frezuoti reikia, tai frezavimas, o jeigu dažyti, tai ir laiko atžvilgių daugiau, ilgiau gaminamas baldas ir sakykime, kainos atžvilgių jau tai yra gana brangus variantas. Čia yra tokia gana preciziška medžiaga, kai dažniausiai ant dulkių plokštės MDF-o yra užklijuojama labai plonas sluoksnis natūralaus medžio. Tas sluoksnis yra apie 1 mm storio.
Tai va, bet jau užklijavus jis duoda pilnai natūralaus medžio vaizdą ir dar gana didelis pliusas, kad, sakykime, frezuojant tokią plokštę, ji jau nebevaikšto, kaip, sakykime, natūralų medžio masyvą frezuojant. Jeigu frezuoji natūralų medžio masyvą, tai kai ten šilta, jisai gali šiek tiek susitraukti, jeigu drėgmės gauna prasiplėsti, o čia jau, sakykime, jau jis nebevaikšto ir vis tiek tas vaizdas yra kaip natūralaus medžio. Jį galima jau beicuoti, dažyti, netgi iš dažo, jeigu vieną kartą nudažius, išlenda natūrali tekstūra, vis tiek yra šiek tiek matoma. O jeigu beicuojam ar lakuojam, tai duoda jau visiškai natūralų medžio vaizdą. Vat kaip nuotraukytėj mato, tai galima ir tom jau eglutėm daryti ir visaip galima šitą panaudoti. Dizainerių mėgstamas pavyzdėlis, kai apatinės durelės daromos irgi labai plonu rėmeliu, bet čia jau yra tokia irgi sudėtinga technologija, gana brangi, tai vat reikia visada įsivertinti kliento galimybę, finansinės galimybės tokį baldą užsisakyti ir turėti. Taip, kokie minusai, tai vėlgi jautrumas drėgmei, nes čia jau yra natūralus medis ir jis labai jautrus, tuo labiau, kad labai plonas medžio sluoksnis, tai jau jį reikia labai atsargiai. Ypač jeigu virtuvėm naudojate, tai ir riebalus gali įgerti, ir įgeria, ir nelabai jau jų išveisi. Gali prasidėti ir, sakykime, tokie plėmeliai atsirasti, o jeigu pašveisit, tai nušveisit ir beicą, ir laką. Tai vat reikia tokį labai ir riboto šlifavimo ir atnaujinimo galimybės iš tikrųjų. Taip, jo, dar apie tas briaunas, jos gali būti klijuojamos, gali būti neklijuojamos. Jeigu, sakykime, frezavimas yra ir yra to jau ne medžio rašto, tai briaunų galima ir neklijuoti, galima tik tai jas apšlifuoti ir apdirbti, kad jos būtų lygios. Bet jeigu ištisas medžio lūkštas, tai tada jau geriau užklijuoti ir briaunas, kad būtų tas pats medis iš visų pusių. Fanera irgi labai išskirtiniam interjerui, bet kai kur tikrai labai gražiai susižaidžia ir yra medžiaga labai ir tvirta, ir atspari, ir kur drėgnesnės ar patalpos, ar galimybė kažkiek tai daugiau vandens, tai ji yra labai tinkama medžiaga. Galima vėlgi ją ir beicuoti, ir lakuoti, ir aišku, gal dažyti mažiau norisi, nes dedant jau fanierą, turbūt norisi, kad ta jau fanieros vaizdas jisai būtų ryškus. Tai vat ir viduje tinkama naudoti, ir lauko kažkokiomis sąlygomis, aišku, ne apie atvirų dangumi, bet yra galimybė. Taip pat čia nuotraukėliai, tai matot jau dažytą fanierą, tai gal iš toli jau tos ir tekstūros nelabai matosi, bet šiaip galima ir nudažyti ir irgi turėti labai gražų baldą. Taip, tai vienas iš trūkumų gal toks, kad priklauso nuo klasės, bet gana marga tekstūra. Ir netgi jeigu perki, sakykime, baldas didelis, perki keletą lapų, tai jau yra didelė galimybė, kad kažkur išryškės daugiau ta tekstūra, kai kur bus mažesnė. Tai irgi reikia pagalvoti, ar gražu tas dalykas bus ir klientui, ir jums patiem, ar kaip dizaineriui, ar toks yra visas sumanymas.
Taip, tai medžiaga gana pigi, jo, nes dažniausiai sako, tai faniera juk labai pigi, kodėl tokia kaina, kai paskaičiuojam baldą. Tai gal brangesnis yra apdirbimas ir laiko sąnaudos. Reikia šlifuoti visas ten ertmes arba pjovimo briaunas. Ir žodžiu, jau vėlgi tas padengimas laku, beicu ar padažymas irgi savo turi kainą. Taip, toliau stalviršiai. Stalviršiai daugiausia naudojami HPL stalviršiai, tie arba 38 storio arba 2 cm dabar jau populiarūs storio, arba kompakt HPL-as. Retesniais galbūt atvejais natūralus medis arba akmeniniai stalviršiai, bet šiandien jau apie akmeninius ar ten natūralaus medžio tai nesiplėsim, nes jau buvo toks seminaras ir akmenistai pasakojo. Tai šiandien trumpai apie tuos HPL stalviršius apžvelgsiu. Taip, HPL stalviršiai, tai stori, ar ne, tie dažniausiai, kaip jau sakiau, yra ir 2 cm dabar, bet jie yra drožlių pagrindo. Tai atsparus karščiui pagal gamintojo tuos rekomendacijas iki 100 laipsnių jie atlaiko, bet vėlgi, kadangi aukšto slėgio laminatas klijuojamas plėvelė ant drožlių plokštės, tai sąlyginai taip reikia pasaugoti, tikrai nereikia jo naudoti kaip ten pjovimo lentelės ar panašiai. Bet šiaip atsparus ir šveitimui, ir cheminiam medžiagom, tai tikrai galit puikiai prižiūrėti tą stalviršį ilgą laiką. Ir aišku, labai daug spalvų, tekstūrų, raštų, įskaitant ir medžio, ir akmens tekstūras, tikrai galit rinktis iš labai daug spalvų. Taip, tai čia vėlgi rašo, kad jautrus itin aukštai temperatūrai, tai kaip sakiau, iki 100 laipsnių viskas gerai, bet jeigu ten keptuvė su karštais riebalais, tai galit ir sugadinti, jeigu tiesiogiai pastatysit ant tokio stalviršio. Taip, silpnos vietos, tai siūlės ir briaunos. Sakykime, dabar irgi labai metaliniai sujungimai jau skaitosi atgyvena ir niekas jau jų nenori. Bet jeigu yra pats sujungimas prie kriauklės arba prie kaitlentės, kur gali patekėti ir karšto ten vandens, arba vanduo prie kriauklės visada jis apsitaško ir gali tikrai pastovi ne vieną ten minutę ir ne kelias, tai visgi, kad apsaugoti tą stalviršį, labiau rekomenduojama dėti tą metalinę. Bet čia jau sakau, tokiais atvejais, kai klientui informuojama, ar jis renkasi praktiškumą ar grožį. Tai su praktiškumu, tai ta jo metalinė juostelė labiau ilgiau laikytų tas stalviršis. O jeigu renkasi grožį, aišku, yra impregnuojamos tos briaunos, viskas sutepama, kad nepatektų vandens. Bet gyvenimas yra gyvenimas, kartais ir ten kažkas nukrenta, ar ten, nežinau, peilis ar kas, ir jeigu atsiranda mikro įbrėžimas, įskėlimas, jau jis yra labai neatsparus vandeniui, pradeda, žodžiu, su laiku gali ir išpūsti. Taip, ir kompakt HPL-as, tai dabar turbūt pati mėgstamiausia jūsų medžiaga, kurią naudojat projektams ir ypač virtuvės baldams ir ne tik virtuvėms, vonioms jis labai tinkamas, nes jis pilnai atsparus drėgmei, visiškai nebijo vandens, galima kriauklę iš apačios klijuoti, jau tinkamas variantas, bet turi ir savų trūkumų, aišku. Trūkumas yra tas, kad labai plonas. Ir jeigu, sakykime, dedate ant salos, ant baro ir nėra labai daug ten atsparos ar ne jam pastatyti,
tai linksta. Ir labai jau mažai galim, sakykime, pagal technologiją ant salos galim iškeldinėti jį ten kojas, kur, sėdint kojas, tai apie 15 tik tai centimetrų. Jeigu norint daugiau, kas yra šiek tiek per mažai kojom sėdėti. Jeigu norint daugiau, iki 30 centimetrų, tai jau reikia dėti kažkokį ar pagrindą, ar metalinį rėmą, ar kažkaip tik klijuoti kitaip, bet jau čia jau tokius techninius dalykus reikia įsivertinti. Vėlgi yra pasitaikę jau mūsų praktikoje, dėja, bet yra, kai kompaktą uždėjus pas klientą namuose, jis po 3 dienų kažkaip tai išlinko. Tai vat ir iš pradžių pagalvojom, kad tiesiog to tiekėjo kompaktas arba brokuotas ar dar kažkas. Išsprendėm tą situaciją, bet po kažkiek laiko pasitaikė tas pats su kito gamintojo kompaktu. Tai vat ir yra tokių visokių niuansų, kad šiek tiek jisai, kadangi ir plastikas, ir reikalauja tokio pritvirtinimo, priklijavimo, ir jeigu pasilieka kažkur tai atviras šonas, kampas ar dar kažkas, jisai linkęs jau tada lenktis į kažkurią pusę. Taip, gal pats didžiausias, sakykime, minusas dedant Compact HPL tai yra ir kaina, bet irgi labai dažnai klientai nustemba, kad, sakykime, paskaičiuoji kainą su HPL stalviršiu, to storo, ir tada prašo paskaičiuoti su Compact HPL ir ta kaina nušoka labai ženkliai į viršų. Tai vat yra dėja, bet ta kaina yra ir pirkimo daug aukštesnė, ir apdirbimo kaina irgi yra aukšta, nes jis yra labai kietas, reikalauja kitų peilių, kitų apdirbimo įrankių, taip kad dėl to ta kaina ir susidaro, kad negali jo jau paleisti žemesnę kainą. Tai apie medžiagas, panašiai tos pagrindinės medžiagos ir yra, jau papasakojau. Dabar tokie labai, aišku, grubiai, ar ne, tik tai keli niuansai, bet kas rekomenduojama vadovautis projektuojant baldus. Tai išsiaiškinti kliento poreikius, viziją ir lūkesčius, išsiaiškinti kliento gyvenimo būdą, šeimyninę padėtį, ateities planus, būsto paskirtį. Nes čia, žinokit, tikrai, sakykime, ateina šeima, jauna, su mažu vaikučiu, su vežimėliu, ir pradedam kalbėti, reikia virtuvės, kokie jų ten planai ir visa kita. Išsiaiškinam, kad jie patys stato visą namą ir netgi baldus nori susirinkinėti patys, kad būtų pigiau. Bet jiem yra pasiūlytas projektas iš natūralaus medžio lukšto su frezavimais ir, žodžiu, pats brangiausias variantas ir pats labiausiai netinkamas šeimai su mažais vaikais. Nes, kaip aš sakau, paaugstas vaikiukas, nors dar visai vežimėlį gulintis, tai ir su riebiom rankomis per baldus ir su viskuo, ir lukštas yra tikrai netinkamas variantas. Tai ir sakau, labai svarbu pasėdėti su tuo klientu ir išsiaiškinti, kokie yra poreikiai ir kuo jis gyvena. Kad tuo labiau, kad suprantat, net ir nusipirkti jis tų baldų su natūralaus medžio lukštu nelabai galės, netgi ir pats susirinkdamas. Tai o matot, kai pasakoma, kad jums bus labai gražu ir tokį aš vaizdą matau, tai tas žmogus kažkaip jau ir nori to vaizdo ir tu jau nelabai turi galimybės jį perkalbėti. Taip ir su finansiniam galimybėm.
ir panašiai. Taip, ir dar trumpai, bet irgi, kadangi girdim dažnai interjero dizainerių tokius nusiskundimus, kad mes parinkom tik tai šiek tiek brangesnę plokštę, sakykime, o baldininkai paskaičiavo labai užkėlę kainą iš karto dėl tos brangios plokštės paskaičiuotos. Tai į baldo kainą pati medžiaga maždaug sudaro apie 30–40% tik tai pačios baldų kainos. Visa kita yra gamyba, sudedamosios detalės ir dalis, furnitūra, tos pačios briaunos, staklių išlaikymai, darbuotojai, nes irgi, sakykime, žmonės ateina, sako, vienos spintelės reikia, ar ne? Viskas paskaičiuojam, kaip ir sutariam kainą, viskas gerai, per kiek pagaminsit. Kai pasakai, kad ten per 3 savaitės, sakykim, taigi sako, taigi čia tik viena spintelė, ką čia gaminti 3 savaitės. Tai, aišku, ta eilė yra kaip eilė ir viską gaminam paeiliui, bet tai vienai spinteliai įdarbinami visas aparatas tas pats, kas ir pagaminti viso būto ar namo baldus. Tai yra tai, kad projektą mes padarom, siunčiam į gamybą, konstruktorius išskaičiuoja, paduoda pirkimo vadybininkam, pirkimo vadybininkai užsako visas prekes, tada atvažiuoja prekės, iš sandėlio vežamos tos prekės jau prie pjovimo staklių, pjovėjai, laminuotojai, surinkėjai, vėlgi išvežėjai, ar ne, ir taip eina visa ta grandinė, lygiai ta pati, kaip ir gaminant, sakau, visus, ar ten didžiulę virtuvę, ar ten visą ofisą. Tai ir vėlgi iš kitos pusės, tai jeigu jau pjaunami tie anksčiau paimti užsakymai, tai mes negalim viso užsakymo atidėti į šalį ir papjauti tą vieną mažą spintelę. Tai yra vėlgi per daug sudėtingas mechanizmas. Tai ir į tą pačią temą, jeigu kam būtų įdomu nuvažiuoti pas mus į gamybą ir susipažinti su ta visa baldų gamybos procesu visu, viską pasižiūrėti iš arti, tai labai kviečiu kovo 5 dieną, 10 valandą, pas mus apsilankyti gamyboje Durpių gatvė Pagiriuose. Jeigu kažkas yra ten norintis, bet nenori važiuoti savo automobiliu ar panašiai, tai sakykit, susiorganizuosim čia, sakykim, vykimą iš Unideko. Tikrai yra ten ir vienas automobilis, ir vadybininko automobilis, tikrai kažkaip tai susidėliosim ir tada galim judėti iš čia, visi ten ir pasižiūrėti, kaip viskas darosi. Tai tiek tam kartui, čia irgi, jeigu įdomu, tai gal registruokitės, nes vėlgi tenai galim priimti kokių 10 žmonių iš karto, bet daugiau gal ir tilptų, bet tiesiog negirdėsit, kai staklės dirba, ten garsai ir ūžimas ir visa kita, jeigu bus tenai 30 žmonių, tai tikrai 20 jau nelabai girdės, kas yra pasakojama ir aptariama. Tai kviečiu registruotis. Jeigu kam įdomu, tai čia mano vizitinės, pasiimkit ir tiesiog skambinkit, rašykit, tikrai lauksiu. O tada po visos prezentacijos irgi dar kviečiu apsilankyti mūsų salone. Ten sakiau, prie trukmės, užeikit, pakalbėsim, pabendrausim. Tai mes bendrai kaip baldininkai gaminom įvairių formų ir dydžių baldus, ir stačiakampius, ir apvalintus, ir suleistus 45 kampų. Tai turim įvairios praktikos ir dažnai dirbame su dizaineriais. Ir turiu tokią kaip ir misiją šiemet, kadangi jau pavyksta subūrus komandą atsitraukti šiek tiek nuo procesų. Aš galiu stovėti čia, bendrauti su jumis, o projektai yra sėkmingai realizuojami. Tai šiemet užsibrėžiau savo tokį kaip ir tikslą pradėti daugiau komunikuoti su dizaineriais ir
panašiam formate kaip čia. Tai čia pirmas blynas, tai biškutį jaudinas, bet manau viskas bus gerai. Tai va, tai aplamai jūsų darbas dizaineriai yra labai labai svarbus ir baldininkas ir dizaineris, aš įsivaizduoju, kad negali gyventi vienas be kito, nes baldininkai darytų negražius baldus, visiškai be ryšio, netiktų į konceptą, o dizainerių baldai liktų ekrane, nes juos reikia vis tiek pagaminti kažkaip. Tai va, gerai, tai pradėsim, pasižiūrėsim, ką čia vakar spėjau pasiruošti. Aišku, viskas paskutinę dieną būna. Taip, tai pirmas toksai kaip ir klausimėlis, jūsų ir užduotis, kaip suprasti klientą ir sutalpinti tą jo gražų projektą į biudžetą. Tai čia jūsų toks kaip ir iššūkis, dažno dizainerio ir misija. Tai va būtent apie tai, ką ir pasakiau, sunkioji užduotis yra viskas sutalpinti. Aš šiek tiek papasakosiu, iš ko tas kainos susidaro, kai kurie sprendimai, kurie galbūt ne kiekvienam klientui tinkami dėl savo kainos, tai biški pasidalinsiu, koks sprendimas, kiek grubiai kainuoja, tai jūs galėsit šiek tiek orientuotis. Tai jo, jūsų užduotis yra išgirsti klientą, reiškia užduoti teisingus klausimus. Pirmas, mano akimi žiūrint, klausimas yra, kokia paskirtis to buto arba namo, ar jisai yra nuomai, gal jie nori tik tai iš to pinigus uždirbti ar ne, tai reiškia, jų biudžetas labai ribotas. Jeigu jisai yra nuomai, tai gal jisai yra kuriam segmentui, skirtas, ar ekonominis, ar brangesnis. Tada irgi galima, žinant šiokius tokius kainų gairės, kai kurių įdomesnių sprendimų, tarkim ten apvalinto kampo arba ten kažkokių sujungimų įdomesnių, galite įsivertinti, ar šitam klientui tinka ar netinka šitas variantas. Klientai irgi dažnai, sakykime, jeigu jie įsikurenginėja savo namus, jie būna dažnai nusistatę biudžetą, tokį, kur nerealus. Tai irgi reikia gerai išgirsti juos, nebijoti siūlyti ir biški brangesnius sprendimus, nes ar taip namo, ta prasme, statybų kaina dažniausiai pabrangsta, nežinau, kartais ir dvigubai, o kartais ten 10% bent jau. Tai nebijokit pasiūlyti, nes paskui kažkaip atsiranda tų pinigų vis tiek. Tai svarbu, kad jie žinotų, kad pasidarys dabar pigiau ir gyvens su tuo, kaip pasakyti, savo svajonių neįgyvendintais lūkesčiais, ar ne? Tai, ką ir sakiau, unikalūs sprendimai baldų sferoje prisideda tiek kaina, tiek vaizdu, ar ne? Tai pradėsim nuo pirmo, tarkime, apvalintas spintelių kampas, ar ne? Kad jūs turėtume tokią orientyrą, čia labai grubi kaina yra, bet va tarkim, TV baldas paprastas ar ne, ir noriu užlenkti kampuką. Tai kainuos ten tarp 200–400 eurų, priklauso kokia medžiaga, gali tekti pirkti, jeigu ten laminuota plokštė, gali tekti pirkti HPL visą lakštą, reiškia, ten yra sąnaudos nemažos. Tai jūs maždaug orientuokitės, kad apie 300 eurų prisidės toksai ir tada jisai klientui galit pasakyti, maždaug bus tiek, gal 400 ir jisai permegos ir galbūt nuspręs, sakys, gerai rasiu už tos kelius šimtus eurų, padarom tą apvalintą kampą. Tai va. Toks kampas gali būti išlenktas dažymo būdu ar ne, jeigu viskas yra iš MDF-o. Taip pat galima daryti ir laminuotą plokštę, laminuotą nelinkstą plokštę, bet jeigu laminuota plokštė turi atitinkamą HPL lakštą, tai irgi galima sužaisti, sakykime. Tai visur laminuota, ant to kampo klijuojame lenkiame MDF-ą arba ten fanerą lankstomą ir klijuojame tada tą jau gražią apdailinę dalį. Šiaip dar noriu pasakyti, kad jeigu turit kokių klausimų, tai sakykit, iškart kelkit ranką arba rėkit, viskas gerai, nes galbūt iš tikrųjų įdomu bus sužinoti išsamiau kažką. Klausau. Aha.
Čia yra labai grubiai, pasakyčiau, tai kažkur tiek išbrangtų baldas, va tai va pasakyčiau. Preliminariai, čia yra labai grubu. Čia vienam kampui. Nu, ta prasme, jeigu 2 kampai būtų, tai turbūt būtų mažesnė kaina, bet abiem, nes jau šablonus daromės tokius pat abiem, ar ne, tai čia labai grubu, bet bent jau kažką žinosit, ta prasme. Nu, prašau. Pavyzdžiui, virtuvinis baldas, koks 2,80 aukščio jau bus, X2 gal pabrangs. Porą skaidrių į priekį, toj pamatysit. Jo, gerai. Detalių sujungimas 45 laipsnių kampu. Jo, į spintelę padarytas toksai ar nesujungimas. Grubiai gali būti tokiai spintelėje po 30 eurų už vieną. Kartais, jeigu ten projektas 50 000 vertės, tai ten tai spintelėje gal mes nieko nepridėsim ar ne, bet jau bent grubiai. Ten kokios stalviršio jungimas apie 100 eurų gali būti, jeigu didesnis. Tai preliminaru labai, bet bent kažką galbūt išsinešit. Taip. Didelis apvalintas kampas. Jo, čia nelabai matosi, tai galima daryti ir išoriškai, ir vidinį kampą. Šiuo atveju kliavom, kur ir minėjau, HPL lakštą ant lenktos detalės. Tai biški daugiau kainuoja, sakykime, nes yra ir daugiau resurso ir reikia šablonus darytis. Nenoriu lysti detalės gamybinės, bet daugiau resursų reikalauja. Tai va, gal ties šitų kažkoks klausimėlis? Ne? Gerai. Jeigu, pavyzdžiui, paklubų, tai dar daugiau. Nu, tai čia šitas vat yra atvejis, kadangi... Kažkaip, ribos tos, kad... Pagal medžiagą. Pagal standartą ten kaina, arba ten pasgal... Tai va, čia yra labai grubiai. Jūs imkit, aš sakau, labai preliminaru. Imkit, kad 600 va, toks kampas gali prisidėti prie baldo ir paskui žiūrim nuo situacijos grinai. Tai va. Bet jau bent, sakau, bus orientyras ir klientui ką pasakyti, kad jisai pagalvotų per savaitgalį ir pirmadienis sakytų, ai, darom tos kampus, žodžiu. Tada jau gavęs tą tikrą sąmatą baldo jau nebe taip išsigas. Jisai supras, už ką tai yra. Nes kaip būna atveju, kur pridaro tų dizaineriai, tų apvalintų, o ten yra biudžetinis visiškai projektas, nori staupyti, uždirbti iš to buto ten, tarkim. Tai tiesiog, iš karto galėsit kažką pasakyti. Sakykime, kad didėja kaina. Ratano duris. Tai va, tai čia irgi toksai nėra labai dar populiarus, bet vis populiarėjantis sprendimas. Čia yra kvadratinio metro kaina, aš kalbu apie, tarkime, duris, ar ne? Jeigu fasadai yra ten kokie 8 kvadratai, tai jūs įsivaizduojate, jeigu LMDP kainuoja ten 20 eurų ar ten 50, nesvarbu, tai šito grubiai kainuos brangiau už tą kvadratą. Ir čia yra labai preliminaru, individualiai skaičiuojam kiekvieną, nes dažniausiai darosi iš masyvo, bet yra įvairių situacijų. Tai grubiai, kad žinotumėt, ką pasakyti ir įsivaizduot bent savo suvokimą, ar ne? Jeigu 10 kvadratų fasadų, tai jau 4000 gali prisidėti prie to baldo. Ne, čia yra grinai kvadrato kaina, aš kalbu. Jeigu lyginat plokštę, ten 10 eurų, ar ne, ir 400 už kvadratą šitas. Tai jau turit suvokimą, kad padidėja kaina. Atsiprašau, dar klausimas, o dabar tą rataną padarot jūs taip, kad jisai nesilankstytų? Taip, padarom ir jisai mirkomas būna. Jisai merkiasi į vandenį, 20 minučių palaikoma, tada ištiesiama ir jisai bedžiūdamas susitraukia tokiu būdu. Ten papildomai nededat iš apačios kažkokių tiklelių ar kažko, kad jisai... Ne, reikia daryti pertvaras, nes jisai bedžiūdamas, jeigu tokios duris, matot, yra pertvaros skersiniai tokie už. Tai kadangi ratanas gana stipriai traukia, sakykime, traukiasi, kai džiūsta, jisai padarytų tokios formos duris, ar ne, nes įtrauktų tą plokštę. Tai mums reikia skersinius dėti ir tada jisai stabilizuoja visą tą. Tai va, tai čia grubiai apie rataną. LED apšvietimas, preliminariai, sakykime, irgi nuo situacijos. Kaina apie, kad, ar noriu LED į spintą, ar nenoriu, ar ne. Tai galite orientuotis, kiek čia tų metrų reikės
40-60 eurų tam tarpe, čia profiliukas, visi pajungimai, bet mažiausia kaina bent jau pas mus tai be 100 eurų pridedam, jeigu ten pusės metrų, mums vis tiek ten daug reikalų yra, tai sakykime, nuo 2 metrų grubiai, sakykime, galima skaičiuoti. Jeigu ten metro reikia, vis tiek 2 skaičiuokit. Ir čia jums orientyras, ne tai, kad jūs sakykit klientui ir jau ten parašą dėkit, bet orientyras, kad bent žinotumėt. Atsiprašau, klausimas, o čia maitinimo šaltinis įskaičiuotas? Įskaičiuotas, taip. Nes paprastai, tarkim, pas mane objekte elektrikas superka visus maitinimo šaltinius, nes tai su išmaniais namais. Jo. O jau baldininkas skaičiuojasi pačius tos plėtukus. Tai priklauso kiek tų metrų, vėlgi, kuo daugiau metrų kaina mažėja, jeigu ten viena grandinė 5 metrų, tai labiau į tą 40 eurų pusės. Bet su šaltiniu. Jo, čia su šaltiniu, bet irgi preliminariai, sakau, nuo situacijos priklauso. Frezuotas dažytas MDF. Jeigu ten, sakykime, virtuvės sprendžia arba LMDP daryti už 10 eurų už kvadratą, arba frezuota dažyta, tai gali kainuoti va toksai linijinis, gal ne toks, biški, sakykime, tankesnis ir 220 eurų už kvadratą plus PVM. Ta prasme, kainų skirtumus aš noriu pasakyti. Tai čia be PVM kainos? Čia be PVM. Jo. Aišku, nuo projekto priklauso, jeigu didelis projektas, ten kažkur maža dalis, tai mes, sakau, jum toksai kaip špargalkė, sakykime, suvokti, kad kainuoja tie ekstra dalykai. Nes reikia meistrui dirbti prie jo. Vietoj to, kad pagaminti ten kažkokį baldą, tai va, kažkokį kampą lenkiam, ten šablonus darom. Taip, baldininko patarimai dizaineriui. Čia bus techniniai niuansai, tokios kaip ir padariau tokią apklausėlę keletos komandos narių dėl dažniausiai iškylančių klausimų, kažkokių klaidelių, kurias gaunam iš dizainerių. Tai galvojau pasidalinsiu, turėtų būti naudinga viena kita detalė, kurią išgirsit. Rozetė už indaplovės. No. Čia toksai didelis no. Nes, čia tokia dar pasitaikanti dažna klaida, galbūt jūs jau, kurie ilgiau dirbate, jau žinot, bet už indaplovės negali būti rozetės, nes nepavyks įstatyti jos į vietą. Tai va, tai rozetę geriau daryti šalia spintelėje, tarkim, po kriauklę, arba ten jau ties plintuso labai žemai ir šiek tiek šoniau indaplovės. Taip, indaplovė plus šuko plus 38 stalviršis. Reiškia, tas storasis stalviršis. Čia labiau norėjau pakalbėti apie tai, jeigu yra klientai žemi ir nori žemos virtuvės, ten 80 kažkiek, ar ne. Tai indaploviai reikia 82 cm, tada dar šuko apie 5 prisideda ir dar storas stalviršis, tai gaunasi jau 90 plus virtuvės minimalus aukštis. Šuko, atsiprašau, gola arba šuko. Mes kažkaip šuko naudojam, tai man pasirodė, kad visi žino. Profilis, rankenos. Taip, šaldytuvo profilis horizontaliai negali eiti tarp šaldiklio ir šaldytuvo durų, nes ten yra tokie lankstai ir, žodžiu, nėra įmanoma. Jeigu norim tą vaizdą išgauti, tada reikia improvizuoti ir nutraukti ties šaldytuvu, sakykime, tą mūsų šuko arba golą profilį ir ten reikia kažkokias juodas rankenas dėti, ar ne? Tai jeigu šaldytuvas, tai reikia vertikaliai visada dėti. Taip, skalbimo mašinoms palikti spintose laisvumo, ypač jeigu yra durelės, ar ne, nes dedasi lankstai ir jeigu jūs ten projektuojat mažą erdvę, ir padarot 60 šitas skalbyklę, tada dar ten biškį plokščių pridedat, bet dar reikia laisvumo, nes tarkime, kad įsistumtų tą skalbyklę į spintelę. Tai baldas pats paplatėja, apie ten 70 gaunasi. Aišku, yra unikalių situacijų, kur ten išimti dureles, įstumi tą indaplovę, tą skalbyklę ir, žodžiu, jinai ten giliau pasislepia, tada nieks nekliūna. Bet realiai tai biškį tos orientuotis reikia pločius, kad biškį padidėja, negu kaip knygoje parašyta.
Virtuviai tarpas nuo lubų stengtis daryti apie 15 mm. Pagrindinė priežastis, dėl ko šitą įdėjau, tai buvę atvejis, kai sugedo šaldytuvas, buvo labai mikro tarpukas padarytas nuo lubų ir atvyko garantinis ir neapsiėmė remontuoti, nes teigia, jog turi cirkuliacija vykti iš apačios į viršų. Tai jeigu nėra tarpo viršuje, tai reiškia nepraeina oras ir jisai sugedo dėl to, kad baldininkai padarė tarpą mažiuką. Tai nedarykit mums tokių. Tai va, šiaip galima daryti spintas, ten dakeltas, jeigu reikia, jeigu norisi to be tarpelio efekto. Be kojelių. Irgi būna tokiu atveju, kaip suprojektuotas baldas yra visiškai be kojelių, plokštė ant grindų, ir ten, žodžiu, į viršų. Aišku, mes tada koreguojam tos dalykus, bet mano mintis yra tokia, kad aš šiandien atėjau šiek tiek jum, kad išsineštumėt kažko, sakykime, žinių ar ne, savo darbui. Tai kažkokias kojelės reikia numatyti, nes padėjus plokštę ant grindų, ten pabėgus vandeniui, ten visokie dalykai vyksta, neišdžiūsta ir panašiai. Ir kitų atveju gali būti grindis pakilę iš praktikos ties sieną kokiais 5 mm ir tas visas baldas, sakykime, į priekį virstų. Taip, spinta su stumdomomis durimis negali būti 60. Kaip ir gali, bet drabužiai, sakykime, rekomenduotinas gilis yra 70, ar ne? Nes pakaba yra 40, rekomenduotinas drabužį pakabinti plotis yra 50 ir žodžiu, reikia palikti vietos, kad rankovė neišlystų pro duris stumdomai. Taip, svarbu atkreipti dėmesį. Dabar kalbėsiu biškį kitokią temą šiek tiek. Ten buvo tokie techniniai niuansai. Taip, plokščių matmenys. Čia irgi toks techninis, bet kai braižot, pasidomėkit plokštės gabaritais, galbūt jinai maksimalus plotis, jos gali būti, sakykime, 1,30 m, galbūt 2,10 m. Tai jeigu darot kažkokius skydus, tai įsivertinkit, kad kai kurios plokštės būna siauresnės negu kitos. Ir su ilgiu taip pat, kad ten jeigu 3 metrų lubos ar net norit kažkokį skydą dėti, tai ne visos plokštės gali būti 3 metrų ilgio. Labai reta, kitaip tariant. Intarpai dažnai gelbsti. Intarpėliai. Žodžiu, turim tokią problemą kaip baldininkai, kad yra lūkestis dažnas, kad mes išlyginsim sienas. Nes dažnai būna, pokrypiai įvairūs sienų, sakykime. Ir mes turim padaryti taip, kad tas baldas atrodytų kaip integruotas ir kažkokie minimalūs intarpai būtų gerai, jeigu įprastumėm toleruoti tai. Tai reiškia, jo, nes mes kaip pasimatuojam, tai būna tikrai visada praktiškai. Ir intarpėlis kažkoks bent jau ten 18 mm per briauną, dar geriau 25, jeigu gali toleruoti, susitarti su klientu. Tada mes, jeigu 25 darom, tai mes jį galim šiek tiek ir prisipjauti kreivai, jeigu ta siena 5 mm nuvirsta. Tai biški lengviau, sakykime, padaryti tą gražų finalinį vaizdą. Gal kažkokiu klausimu? Intarpai. Gal aš neaiškiai iškomunikavau. Intarpas tai kaip yra spinta, ar ne? Jo, spinta, durelės, ar ne? Tai nedarykite taip, kad prie sienos iš karto durelės. Aišku, norisi ir kartais galima, bet kartais negalima, nes būna kreiva. Tam kampas 92 laipsniai, tai mes kai spintą darom, kampas atsimuša gale ir prieki tarpas pasidaro. Jeigu turim intarpėlį, tai mes galim privesti prie, nes gale, žodžiu, yra tokio laisvumo. Tai intarpai, įprasti dėti būtų gerai, tada mums mažiau galvos skausmo ir gražiau gaunas tie baldai. Jo, tai jeigu būna tas storas, tai pavadinau, storas stalviršis, tai tas 38 standartinis, gerai žinomas, visų pažįstamas, ar ne, senasis stalviršis. Jie standartiškai būna 60, bet pasidomėkite, nes kai kurie būna jau ir 64 gylio. Ir dėl ko įdėjau šitą punktą, nes jeigu yra šūko profilis,
yra fasadai ar ne ir suvalgo šiek tiek gylio. Ir tada mes turime dėti kaitlentę labai arti sienelės, ar ne? Tai lieka toksai mikro tarpukas, jeigu mes dar sienelę dedam gale ir jisai nei patogu, nei išvalyti, nei ką. Tai dabar tie naujesni stalviršiai dažnu atveju virš 60 būna, tai tą ekstra centimetrą ar kitą, jeigu yra galimybė uždėti, visai būtų gerai dėl kliento eksploatavimo patogumo. Stalviršis gartrūkis, atstumas 600 ok. Žodžiu, mintis tokia, kad kartais būna dėl kažkokių priežasčių padarytas ten metro tarpas, ar ne? Mes esam darę ne vieną projektą, kur tai buvo. Ir tiesiog funkcionalumas gartrūkio dingsta. Jisai tada labiau skleidžia tą visą reikalą, kvapą ir dūmus į erdvę, į virtuvę, o ne kur reikia. Tai va. O kitas dalykas, nepatogu pasiekti tas viršutinės spinteles. Aš tikiu, kad dauguma nedarysit tokių ir nedarot, bet, tiesiog turėjom patirtį, tai pasidalinau. Klausimas, pavyzdžiui, jeigu dujinė kaitlentė, tai reikia vis tiek 700 kubius. Čia irgi grubiai, aš nediktuoju kažkokiu ten, kiekvienas tiekėjas, gamintojas buitinės technikos duoda specifikacijas, ar ne? Tai toks nutylėtas standartas 60. Dabar pagal jūsų pasirinktą modelį, ar ne, reikėtų žiūrėti specifikacijas ir tai nuspręsti tada jau. Tai va, bet toks 60 yra standartas, tiek patogu pasiekti, galima šiek tiek žemiau, bet nedarykit metro, nes yra buvę. Tai va. Dažyta plokštė, kaip kolegė pasakojo, lukštas, lakuotas, beicuotas, su laiku, po metų, kitų pakeičia atspalvį ir jeigu ten prijungt nori paskui kažkokį baldą ar spintelę, gali būti, kad šiek tiek skirsis, ar ne? Metalizuotas. Ne, tad jeigu yra laminuota kažkokia, tai vat, iš tų jau tokių standartinių perkamų, kur vat, trukmė parduoda ar ten dar kažkas, tai tada jinai nekeičia spalvos. Ir, negaliu garantuoti, iš tikrųjų tiek daug. Bet jeigu keisis, tai mažai ta spalva keisis. Aišku, būna kita partija atvažiuoja, mikro pokyčiai yra, bet faktas yra tas, kad, va, tarkim, lukštas nuo saulės jisai geltonuoja ir keičia atspalvius. Ir šiaip, tarkim, apie lukštą kalbant, tai iš kitos partijos jisai jau kitoks, nes medis vienas augo pakrašty miško, kitas vidury miško, vienas daug saulės matė, kitas mažai ir jie skirtingai įgeria beicą arba ten laką, sakykime. Tai ir tie atspalviai šiek tiek skiriasi. Tai va, jeigu dagamint kažką reikia, tai reikėtų toleruoti, biškį nuokrypius spalvų, sakykime. Taip, kur rodžiau tos pavyzdžius, kur apvalintos detalės, projektai buvo kai kurie daryti su laminuota plokšte ir apvalintom detalėm naudojam HPL. Tai tas plonas lakštas, ar ne, kuris lenkiamas, priklijuojamas prie apvalintos detalės. Tai labai verta pasidomėti su tiekėjais, ar jie nesiskiria tarpusavį. Nes buvo atvejų, kai darėm baldą iš laminuotos plokštės ir užsisakėm, kur laukia mėnesį laiko, žodžiu, HPL-o. Atvažiuoja HPL-as, vienas juodas, kitas pilkas. Ir, žodžiu, negražu. Tai tiekėjai net neprisiema tos atsakomybės, reikia kaip ir spręs galvot, ką daryti, klientam net nenorim rodyti tokio daikto, tai pabandėm nulakuoti ir pavyko. Tai išsisukam, sakykime, bet būna tokių atvejų. Tai prieš kažkam siūlant irgi, aišku, mes visada irgi patys gavę užklausą įsivertinam, paskui įspėjam klientą. Bet reikėtų pasidomėti, ar jie vienodai visiškai atrodo. O jeigu neatrodo vienodai, tai tada parodyt klientui. Sakyt, kad, tiesiog, nuėjus, jeigu, tarkime, į trukmės saloną, pasižiūrėti stalviršį to paties kodo ir pasižiūrėti
LMDP tos paties kodo, kadangi yra gamybiniai principai kitokie, tai ir rezultatas skiriasi paviršiaus. Dabar biškai pakalbėjau su mūsų projektuotoju, mes tikrai labai daug dizainerių brėžinių matom ir ypatingai daug mato mūsų projektuotojas Rolandas, nes mes kaip skaičiuojam kainas, visada mes darom brėžnukus iš karto. Ir žodžiu, ir pasikalbėjau su Rolandu ir sakau, pasakyk man, kur dizaineriai dažniausiai klaidas daro. Tai copy-paste informacija brėžiniuose. Tai čia toksai išsinešti, nes dažnai būna virtuvė, vonios baldas ir žodžiu ten toliau ir toliau. Ir nusikopijuoja ten medžiagos, tarkim, per visus, gal jūs taip nedarot, aš nežinau, bet pasitaiko, kadangi daug praeina pro mus, tai pasitaiko tokiu atveju. Tai atkreipti dėmesį, pasitikrinti prieš siunčiant, rekomenduotina. Taip, baldų vidaus išplanavimas. Čia toks irgi susitarimo reikalas, turbūt ir jūsų su klientu, jūs dažnai nusimetat, negražiai čia kalbu, dažnai perduodat baldininkui, bet būtų visai gerai, kadangi jūs jau turite ryšį su klientu, kažkokią formą pateikti jau tuos, sakykime, kažkokius tais vidaus išplanavimus, ar ne? Mes ten darom, tarkim, spintom, ar ne? Dažniausiai iškart siūlom tokį standartinį variantą. Miegamojo spinta, kairiai pusėje vieno, dešiniai pusėje kito, vienam 3 stalčiai arba 4. Žodžiu, tokį standartinį iškart siūlom, nes mes gaunam užklausą be vidaus, tai mes vis tiek turim skambinti klientui, pasiklausti, aišku, tas skambutis yra gerai, vėl ryšio kūrimas, pasiklausti, išsiaiškinti ir žodžiu, bet būtų lengviau paskaičiuoti, jeigu norisi greitai gauti kainą, sakykime, būtų gerai gauti iš jūsų vidaus išplanavimą, bent grubų. Tai va. Bet viskas ok, ir jeigu jo nėra. Šiaip įvairių užklausų gaunam, netgi gaunam SketchUp failą, įsitraukia matmenis ir padarykit kainą, sako. Tai viską apdirbam, bet toks įsveikintinas būtų įprotis biškį dar žingsnelį padaryti ir pabendrauti su klientu ekstra šiek tiek ir nuspręs, kas ten dėsis į vidų. Tai ergonomika, ypatingai mažose patalpose. Turėjom atvejį visai nesenai, kur nekaip gavosi dėl to, kad, neįvertinta buvo dydis ir sprendimai, kur ten įsitraukia ir skalbyklės, ten tie skalbinių krepšiai su stalčiumi. Ir, žodžiu, įsivertinkite ergonomiką ir patalpos dydį, kad tikrai viskas funkcionuotų, būtų patogu naudotis. Taip, dar viena problema, kuri dažnai pasitaiko, kai būna šviestuvai lubose ir mūsų durelės atsidarinėjant trenkiasi į tą šviestuvą. Aišku, mes stengiamės apčiuopti tą problemą, bet būtų gerai iškart numatyti, jeigu planuoja ten įdėti atsikišusius šviestuvus, tai kad juos dėti šiek tiek toliau, kad atsidarius durim nebūtų avarijos. Man atrodo, kad labai greitai kalbėjau ir pabaigiau savo skaidrės, tai likusį laiką skirsime klausimam, paimprovizuosim biškutį. Ačiū už jūsų dėmesį. Ir linkime, kad turėtumėte savo gerą baldininką, su kuriuo galite visada pasiskambinti ir pasikalbėti. Sveiki, esu Julija, atstovauju įmonę, esu įkūrėja Best Baldai, tai korpusinius baldus gaminame. Turiu šiandien struktūrą, labai ką noriu jums papasakoti, kad būtų maksimaliai naudinga, tai tikiuosi su savo istorijom nepabėgsiu ir pasakysiu tai, ką norėjau. Pasilikau savo tokią įdomią, kontroversišką temą, tai pinigus ir kaina. Įtariau, kad būsiu paskutinė ir kolegos papasakos apie visas plokštes, visus niuansus. Tai noriu pakalbėti apie kainą. Tai dar truputį prisistatysiu, kad Best Baldai, šeimos verslas, dirbame jau seniai, todėl esame įgyvendinę daug sudėtingų, įdomių projektų, daug tenka bendradarbiauti su dizaineriais, čia matau daug pažįstamų veidų, su kuriais dirbam.
Pati praeitie su profesionaliai interjero dizainerė, dirbau tokį pat darbą kaip jūs, tai puikiai jį išmanau. Žinau, koks jis sudėtingas ir kartais, kaip sakyti, nedėkingas. Tai pabėgau iš jo ne šiaip savo, pajutau perdegimą, pavargau nuo žmonių ir nusprendžiau, kad noriu siauresnės temos, nes dizainas labai platus, ten visko yra labai daug ir pasirinkau baldų temą. Vyras mane palaikė, vyras buvo prie šios ryties, tai mes esam šeimos verslas ir pasirinkom baldų temą. Bet kadangi buvau dviejose barikadų pusėse, žinau jūsų vargus ir problemas ir iš šitos pozicijos ir pasirinkau, ką šiandien noriu jums papasakoti, nes tai nėra visada lengva. Tai kadangi darom daug įdomių projektų sudėtingų, aktyviai vedame soc tinklus, tai sekite mūsų soc erdvėj. Ir problema, kurią noriu gvildenti ir manau susidūrė visi su jais, ir ypač mes kaip baldininkai labai susidarėm, kad viena didžiausių problemų, kad klientas, užsakovas jum ir mum nesako, kiek nori išleisti pinigų ir jūs nežinot jo galutinio biudžeto ir dėl to jums sunku labai sukurti tą dizainą, kad jis galėtų jį vėliau įpirkti. Ir jūsų darbas nenueitų veltui. Ta prasme, baldai yra jau, kaip sakyt, beveik paskutinė stadija ir klientas turėjo vieną sumą, mato, kad ją beveik išleido, jūs jau viską supaišėt, sugalvojot, viskas gražu, o pinigų ne visada tam yra. Jau tam yra. Tai dažniausiai mes ta žmogus, baldininkas, kuris praneša tą sąmatą, kuri kartais būna daug didesnė, nei klientas planavo. Jūs, žinoma, sunku jums labai orientuotis, nes per tokius pristatymus dažniausiai kalba prekės ženklų atstovai, kurie savo prekes reklamuoja, pasakoja jų vertybės, bet nieks nesako apie kainą ir labai sunku orientuotis rinkoje. Tai čia brangu, tai čia pigu, tai kokiam segmente tas parinktas sprendimas. Tai aš noriu pabandyti į tai atsakyti. Kadangi nieks man už tai nemoka ir tikrai nesirinkau, kad už kažkokį prekės ženklą labiau mėgstam, kažkokį mažiau, pabandysiu būti šališkai ir papasakoti taip, kaip yra rinkoje. Taip, tai apie medžiagas, apie brandus. Visi turbūt šios logotipus matėt ir pažįstat ir žinot. Baldinių plokščių brandus Vilniuje, netgi ir Kaune, nors Lietuva yra maža, ir dizaineriai, ir baldininkai mėgsta skirtingus, turbūt vieni už vienus, kiti už kitus, bet aš vis dėlto noriu papasakoti, kad kokiam kainos segmente kas yra. Taip, Kaune pagrindinės plokščių tiekėjas yra Trukmė, tai visi tikrai ją žinot. Vilniuje yra pagrindinis plokščių Trukmė atstovauja brandą Kronospan, Smart, ką jie ten dar turi? Giziri. Vilniuje yra pagrindinis plokštės tiekėjas Finumedis. Jo pagrindinis brandas yra Eger, Unilin, pamiršau čia įdėti, ir Kopa. Taip, ačiū. Ir aš pabandžiau va taip segmentuotai. Pavyzdžiui, pagrindiniai yra baldų plokščių tiekėjai, yra Egeris ir Kronospanas. Tai yra du lygiagrečiai einantis brandai, kurių kainų politika yra vienoda. Jų beveik kaina ten nesigilinam į centus ir kelius eurus vienoda. Dizaino klausimų, tai žinoma, vieniems patinka labiau vienas, kitiems patinka labiau kitas. Bet gal esat susidūrę, kad baldininkai dažnai sako, tai vat Egeris, kad baldininkai labiau kažkodėl mėgsta Egerį. Tai labai paprasta, nes Eger plokštė yra geriau supresuota, jinai yra tankesnė, jinai netaip trupa, kai ją gręžia, kai ją suka, kai ją pjauna, jos kraštas netaip skyla, taip pavadinkim, ir dėl to dirbti su ja yra geriau ir baldininkai mėgsta ją. Iš dizaino pusės čia skonio reikalas, bet kainos segmentas tai yra tas pats, ką jūs parinkot. Tai pirmoji bazinė plokštė, kurią galima rinkti, arba Eger, arba Kronospan. Kiekvienas iš tų gamintojų turi vadinamą korpusinę plokštę. Tai, kuri naudojama baldo korpusui, jos kokybė yra tokia pat kaip fasadinė. Jinai nėra prastesnė, tiesiog tokia gamintojų politika, kad jinai yra pigesnė. Korpusui patys suprantat, virtuvėje spinta yra daug daugiau plokštės panaudojama, dėl to jinai yra, gamintojas ją parduoda pigiau.
Tiesiog yra mažesnis spalvų pasirinkimas. Pasiėmiau būtent šitą, nes yra patogu parodyti knygą. Tai tikrai ją visi žinot, ją matėt, nėra jinai labai patogi tikrai. Senoji buvo geresnė, bet esmė, pavyzdžiui, vienspalvės. Tų plokščių begalės pasirinkimo ir jūs kaip dizaineris tiesiog, gali būti ir šita pilka korpuso. Per didelio čia dizaino klausimo nebus. Bet šita plokštė, pavyzdžiui, kainuoja perpus pigiau. Tai tikrai baldininkas, nesvarbu kokį jūs parinksit, baldininkas pasiūlys klientui tą, kurie atitinka korpuso kategoriją. Tai man toks nuoširdus pasiūlymas jums, kai pavyzdžiui renkat baldus, jeigu jūs esat labai preciziškas ir norit, kad būtų taip ir nieks nesikeistų, pasižymėti savo turimose paletėse, kurios plokštės yra korpusinės ir kurias galima naudoti dažniau. Bet paminėsiu dar kartą, tai nereiškia, kad ta korpusinė plokštė negali būti ant fasadų. Jinai vienodai gera. Čia viskas apie kainų politiką. Taip, apie plokštės, apie spalvas. Ar aišku čia? Kai dirbi, atrodo aišku, kai bandai papasakot, nėra taip kitaip. Tada dažnai dabar pastebim, kad dizaineriai siunčia dažną užklausą su Cliffu ir Smartu. Nes nepaminėjau apie Termopalą ir apie Impeką. Tai tokie du dideli tiekėjai, kaip Maxima ir Norfa, kurie prekiauja Cliffu ir Smartu. Tai Cliffas ir Smartas yra antras segmentas pagal plokštės brangumą. Tai pagrindė yra medžio tekstūros ir tekstilės dekorai įvairūs. Tai jie yra tikrai daug brangesni už pirmuosius brandus. Ką reiškia daug? Dvigubai, beveik dvigubai brangesni. Cliffas ir Smartas yra gilesnės tekstūros, jų dizainas yra tikrai gražesnis, jie tikrai dizaineriam labai patinka. Tai dėl tos tekstūros, net jų storis skaitosi truputį storesnis, 19 mm, ne 18, nes tekstūra yra gilesnė. Tada klausėt apie plokštės aukštį, apie matmenį. Visa plokštės lapai yra dažniausiai standartiniai. Aukštis 2,80, tai kolegos klausėt apie pjovimas, tai 2,80. Jeigu lubų aukštis yra 3 metrai, gaunasi, mes negalim suderinti rašto. Suprantat, ar ne per durelės raštas negali eiti. Tai Cliffo ir Smarto išskirtinumas, kad jis yra aukštesnis. Plokštės lapas yra 3 metrai 5 cm, apipjovimas ir yra vienodas raštas. Tai čia yra puikus pavyzdys, kaip visas medžio raštas gali eiti per visą baldą iki 3 metrų. Egeris 2,80 plokštė, apipjovimai vadinasi Max yra raštas iki 2,75. Tai čia toks skirtumas tarp šitų plokščių, užtat ir ta kaina gal yra didesnė. Čia yra pavyzdys, jūsų čia sėdinčios Erikos kolegės projektas. Čia lubaukštis 3,40 ir raštas buvo parinktas Halifaxas, tikrai jis toksai margas ir ryškus ir jeigu būtų jisai nesuderintas, būtų negražu, būtų iškart betvarkės jausmas ir tiesiog kilo idėja, sugalvojom parinkti derančią spalvą. Čia buvo dizain, kaip sakyti, pradžiai apie tai negalvojom, nei mes, nei jinai, kai pradėjom jau tos baldus taip giliau į tą gilintis visą projektą, supratom, kad tik toks sprendimas, nes kitaip bus negražu. O čia sprendimas, kai yra panaudota Eger plokštė, 2,70 aukščio, bet lubos yra 3 metrai, tai tiesiog tada yra galima rinktis kitokį sprendimą. Pavyzdžiui, fasadai yra derinti tik per vieną vietą. Pavyzdžiui, čia nusprendėm, kad šita linija yra svarbesnė ir raštas susiderina tik per čia. Viršuje jis yra jau nederintas, nes plokštės nebeužtenka. Tas pats namas, vonios kambarys, nusprendėm, kad nederinam rašto. Ir viskas, nekrenta taip labai akis, nes nėra labai margas raštas. Jeigu būtų parinkta šita plokštė, atrodytų blogai, nes pakankamai yra tokia su šakelėm, visokiom ir panašiai. Taip, grįžtam truputį prie skaidrės štai čia. Taip, tai čia apie dekorų politiką. Tada apie matinius dekorus, kolegė Kristina irgi minėjo, tai matiniai dekorai, ne apie jų tą medžiagiškumą, vidų noriu gilintis, o jų rinko yra tikrai labai daug ir kaina jų truputį skiriasi ir netruputį skiriasi. Kaip suprasti, kuris geresnis, kuris pigesnis, tai išanalizau vakar visus kainynus, prieš pasakodama jum, kodėl neapeliuoju skaičiais. Todėl, kad skaičiai baldininkas žino vienus kitus, baldininkų gal nuolaidos skirtingai. Jums svarbu suprasti kainų segmentą, kad, pavyzdžiui, jeigu reikia taupyti,
Egeris Kronospan. Jeigu yra prabangiau, galima sau leisti kažką, klientas nori išskirtinumo, Klifas Smart. Jeigu norite matinių dekorų, tai matinį dekorą turi Giziris, Senosanas, Kopa, Unilinas dar pamiršau, Egeris ir AGT. AGT truputį jį noriu išskirti paskutiniu, nes jis mažai žinomas, bet man asmeniškai jis labai patinka. Tai pagal kainų segmentą. Pigiausia yra Kopa, tada eina Giziris, Senosanas, Egeris yra pats brangiausias ir tada AGT apie jį atskirai. Kaip kolega ir minėjo, matinių vienintelis medžiagos dydis lapo, tai skiriasi matinių dekorų. Visų kitų baldinių plokščių matmuo yra plotis 2,7 cm ant 2,80 m. Matinių dekorų yra 1,20 m, 1,22 arba 1,30 m išskirtinai. Tai suprantat, daug siauras lapas. Ir jeigu jūs sugalvojot parinkti matinį dekorą spintai, 4 durys, po šiam 5 cm. Iš vieno lapo 2 durys neišeina. Tai tiesiog 4 durų spintai reikia 4 lapų plokštės, tai iškart iškelia daug kainą, ko tikrai, kartais nereikia. Aš už matinius dekorus esu tik virtuvė, nes, kaip sakau, ten kepam blynus, ten gaminam valgyti, ten norisi to, kad būtų lengvesnė priežiūra. Visose kitose vietose matinis dekoras tikrai nėra būtinas ir jeigu reikia taupyti biudžetą, o net jei ir nereikia, tą skirtumą baldo, geriau investuoti į furnitūrą, į kažkokį išmanų, patogesnį sprendimą, nes, tikrai tų plokščių spalvuoti tikmenų galima rasti. Virtuviai parinksit Kopą matinį, tai tikrai šalia rasit panašią spalvą, spintam vaikų kambariam vonios nematinį. Plokščių nereikia bijoti, paprastų į vonios kambarius, paprasta laminuota plokštė, bent jau mes ir daug baldininkų laminuoja poliuretaniniais klijais, vadinasi, jinai nebijo drėgmės ir jinai neatsiklijuoja. Atkrenta poreikis voniai naudoti MDF-ą. MDF-ą naudojam tikrai retai, mes asmeniškai kaip baldininkai nemėgstam, nes jis yra lepus, su juo sudėtingiau dirbti, ilgesnis procesas. MDF-ą naudojam tik tada, kai atsiranda frezavimai, kai su plokštė nepadarysi. Visą kitą dažniausiai siūlome naudoti plokštę. Aišku, yra išskirtinių atvejų, bet ne apie tai. AGT. AGT, nežinau, net ar visi esat girdėję, tai yra Impekos produktas, jie yra ne Vilniečiai, jis yra matinis dekoras, bet kodėl aš taip apie jį atskirai, jo yra technologija kita. Dėl to jis yra pigiausias, bet man jis labai patinka, nes jis šiaip labai gerai valosi. Kodėl jis yra pigiausias? Nes matiniai dekorai, tiesiog plokštė, matiniai dekorai yra viduje MDF-as ir padengta akrilo lapu ir jie yra matiniai. Tai ta technologija brangesnė. AGT yra dengta plėvelė aptraukta. Kai gal seniau vaikystėje, atsimenat, buvo dažnai lenkiški baldai, kur tokia buvo padengta plėvelė. Ta plėvelė, dabartinės technologijos, jai leidžia tikrai gerai laikytis. Kodėl man jinai patinka? Nes jinai tikrai daug geriau valosi. Matiniai dekorai visi galvoja, jie lengvai valosi. Ne visai tiesa. Pas ką yra tamsios, pilkos, ultramatinės virtuvės, šeimininkės vis sako, tai kokį valiklį. Dauguma gerų valiklių palieka dėmes ant to pilkumo. Ir tai yra tokia tikrai pakankamai didelė bėda. O ta plėvelė, vandeniu su skuduru pavaliai, viskas puikiai išsivalė. Bet kita bėda, kad viduj yra paprasta balta plokštė, tik vienoj pusėje plėvelė. Tai AGT yra toks išskirtinesnis produktas, jis Lietuvoje mažai reklamuojamas, bet jis yra tikrai neblogas. Apie stalviršius. Stalviršius trumpai noriu paliesti apie kompaktus. Dažniausiai mes dirbame su kompaktu. Kompakto rinkoje labai daug ir labai jų kaina skiriasi, nes skiriasi lapų matmenys ir taip struktūrizuoti, tie yra pigiausi, tie yra brangiausi, sunkoka, bet Egerio ir Fondi kompaktai yra rinkoje pigiausi. Egerio kokybė yra geresnė, nes jis yra 12 mm, o Fondi yra 10 mm. Fondi turi daug daugiau spalvų pasirinkimo, Egeris turi daug mažiau pasirinkimo. Štai ir viskas. Bet kainos santykis Egerio ir Fondi kompaktų yra perpus mažesnė nei kitų kompaktų. Tai jeigu jūs darot mažą virtuvę, ten 3 metrai, tas stalviršys tiesus be posūkio, tai gal ten nebus toks didelis skirtumas. Bet jeigu, pavyzdžiui, kaip čia buvo ta virtuvė tikrai didelė, pavyzdžiui, kompaktas užsilenkė koją,
Tai čia tikrai kompakto nemažai ir tu žiūri į tą išeigą lapas 2, kad tilpti, nes kad tas lapas kainuoja ir 1000, ir 1,5, ir 2. Tai čia, pavyzdžiui, tikrai gali būti didelis kainų skirtumas. Tai pasikartosiu, kompakto kaina geriausia yra Egerio ir Fondi, jeigu reikia rinktis. Fondi yra Impekos salone galite rasti pavyzdžių. Taip, ką čia dar norėjau ir ką čia pamiršau. Prisidėjau pavyzdžių mūsų darbų. Tai va, ant šito irgi dar parodysiu dėl pigumo sprendimų. Baltą ir šviesų interjerą visada galime padaryti pigesniais sprendimais, nes jam nereikia įvairių ultramatinių plokščių ir tai prižiūrėti yra lengviau. Ant šios nuotraukos jūs tikrai nesuprastumėte, ar tai yra matinė, ar nematinė. Tai yra pati paprasčiausia Eger korpusinė plokštė. Čia yra kažkokia Eger korpusinė plokštė, butas buvo nuomai, bet buvo dizainerio projektas, kurį visai gyvendinom, nes kadangi nuomai, tai reikia padaryti už adekvačius pinigus, žmonių tikslas užsidirbti. Sekanti bordinė virtuvė yra jūsų kolegės interjero gurų mūsų darytas projektas, ultramatinė, tamsi, labai graži, prabangi, bet jeigu jinai būtų paprasta, ne ultramatinė, tiesiog kvepuot prie jos būtų baisu, nes būtų likusios dėmės. Ultramatinė, viskas puikiai, pasivalai, super. Tai tamsus interjerai tikrai reikalauja matinių plokščių, nes, kitaip bus vargo. Matinė virtuvė visiškai paprasta Eger korpusinė plokštė. Būtinai matinė juoda virtuvė, nes kitaip vargas. Taip pat matinė plokštė. Oi. Čia yra taip pat kombinuoti sprendimai, brangus, gražus, įdomus namas, brangus dekoras Halifaksas, daug kompakto, bet parinktas Egeris ne pats brangiausias dekoras, viršuje korpusinė baldinė plokštė, iš kurio buvo gaminti spintos, drabužinės ir visa kita. Atrodo puikiai, žmogus sumokėjo tiek pinigų, kiek jam atrodė protinga. Ir todėl pavyko įgyvendinti visas dizainerės idėjas ir pavyko įgyvendinti visą projektą, nes mes esame iš tų baldininkų, kurie, kadangi žinau, kiek darbo įdedat, atrodo žmogui čia nelabai kas sugalvota įdomi, bet kiek kartais reikėjo pastangų tam prieiti ir išdarkyti dizainerio projekto tikrai nesinori ir norisi rasti sprendimą, kad įgyvendinti tą idėją, nors klientas gal kažkur jam per brangu, bet ieškom per tą visą procesą sprendimų. Tai tokie, žinot, ten truputį ir susidaro ta dalis. Tai mano tikslas buvo jums šiandien truputį struktūrizuoti galvoje, kaip tai yra skaičiuojama. Nežinau, ar man pavyko, bet gal bent šiek tiek kruopelytė tapo aiškiau. Klausimų? Arba visai nieko nesupratom. Tai va. Tai, žodžiu, kaip ir kolega, esam atviri, norim bendrauti, daug bendraujam, tai jeigu nežinot, kažko nežinot, norit tų kainynų, tų medžiagų milijonas, pasiskambinkit ir pasiklauskit. Kiekvienas adekvatus baldininkas jums atsakys, padės ir visi gyvensim paprasčiau, nes jūs padaro daug įdirbio, mūsų dizaineris dar perpaišo, kad visus baldinius brėžinius padaryti, tada dar projektuotojas. Kiekvienam etapė įdėta daug darbo ir norisi tiesiog, kad kiekvienam iš mūsų reiktų mažiau vargti, kad pasiekti tą galutinį rezultatą.